kaip vos nepakračiau kojų, tik atvykęs į gydymo įstaigą. Jau viskas, užkabinau dabar jau jumis, užhūkinau. Tai dabar gal jau ir net pažiūrėtumėt visą vaizdo įrašą. Gal ir nežiūrėt, koks skirtums. Esmė vis tiek noriu pasidalinti. Čia išėjau į lauką. Tokiam gražiam parkeliu pasivaikščioti už ligoninės. Galvoju, padarysiu story time. Tai va, einu susirasiu suoliuką ir papasakosiu. Nu, žodžiu. Gal pavaikštinėsiu geriau. Žodžiu, kas mane artimai pažįstat, greičiausiai jau žinot, visiems aišku, kad čia turiu tų problemyčių su sveikata. Jau 6 metai turiu 5 stadiją. Inkstų nepakankamumo ir dializuojuos visus 6 metus. 4 prasidalizavau hemodializės būdu, o dabar jau apie 2 liktais peritoninę dializę. Darausi savo namie 5 kartus per dieną. Pilinėju tokį skystį į save. Turiu ten va tokį kateterį, čia sustatytas žarnelės. Ir pripilu, išpilu. Ir va taip gyvenu. Ir žodžiu, bet čia nesmė čia. Nėra tas video, kad čia sulaukčiau kažkokios ten va gailesčio ar pagodos. Viskas ok. Čia yra mano gyvenimas, mano procesai, per kuriuos einu. Ir tiesiog norėjau labiau pasidalinti įvykiais, kurie va man įvyko prieš keletą dienų, prieš porą dienų, kai man įvyko tokia komplikacija paprasčiausiai. Tai kai yra daroma ta peritoninė dializė, aplink kateterio angą, labai ten reikia steriliai viską laikyti. Ir per pačią procedūrą, kai tą skystį iš savęs įpili, reikia labai švariai viską atlikti, nes čia aplinkui skraido visokias bakterijas, virusai. Ir jeigu kažkas patenka ten, kur neturi patekti, įvyksta uždegimas kažkokia tai vat reakcija. Tai aš jau taip gal labai per daug iš tikrųjų įsibangavęs buvau čia pastaruoju metu. Ir pagerėjus oram, taip vieną dieną tiesiog pajutau, kad norėčiau labai kažkaip išsimaudyti vonioj. Tiesiog išsimaudyti vonioj ir kiek atsimenu, kaip ir galima man ten, kaip ir negalima, bet čia man atrodo kažką blogai būsiu prisiminęs tuo metu. Ir nelabai man iš tikrųjų galima tikrai tuose voniuose man čia maudytis. Bet kažkaip nusimaudžiau vieną kartą, pilnai gal nepanėręs. Tada viską ten išsidezinfekavau, savo tas kateterius, tas angas. Ir atrodo viskas gerai. Ir po keletos dienų irgi galvoju, visai čia neblogai buvo, labai faina buvo atmirkyti tą savo kūną, nes, kai turi tą problemą, čia su ta sveikatėlė tokia labai daug per odą šalinas toksinų visokių, teršalų. Oda irgi yra tokia mūsų valymo organas, kaip inkstai, kepenis. Irgi va oda, limfa. Tai per ją irgi eina ir labai norisi ją kartais atsiplauti, nes ir sukietėjus tokia būna ta oda, labai pasikeičia viso organizmą. Reakcijos būdai, kaip jisai su savim tvarkos. Tai žodžiu, per daug nešnekant apie tą, įlindau į tą vonį. Pabuvau, atsimirkiau, iš viso aš nežinau, po kokių, turbūt kokių 6 metų, pirmą kartą tiesiog taip panirau visas po vandeniu. Ir man buvo čia čia tokia kaip labai fainas experiences. Labai malonu, pabuvau, taip gerai atsimaudžiau. Ir paprasčiausiai sekančią dieną, per daug neviniuojant žodžiu į vatą, prastai pasijutau. Tiesiog pradėjau labai pilvą skausti ir pradėjau darytis tą savo dializę, kasdienę duoną. Ir pamatau išbėgusiam skystį, pagrindinį to blogybės tą ženklą, tai yra drumzlinas tas skystis. Jis ir šiaip nėra ten švarus, jis toks kai įsisiukas, įbėga į tą maišą, bet jis tada būna skaidrus, tu gali peržiūrėti į kiaurį, perskaityti galėtum pasidėjęs ten ant lapo ir užsidėtą skystį, ten viskas skaidriai matos.
Jis gelsvas, bet skaidrus. Bet tą kartą aš pamačiau, kad jis visiškai nebeskaidrus yra. Ir eidamas kursus peritoninės dializės, nes turi biškį išmokti, kaip čia operuoti tą visą dalyką, kad jau ten tave leistų pačiam viską pasidaryti namie. Išmokau, kad, žodžiu, kai yra drumzlinas skystis, tai yra pati pirmas ženklas, kad yra peritonitas prasidėjęs. Tai yra pilvaplėvės uždegimas. Žodžiu, jo. Ir kadangi man tai jau vyksta nebe pirmą kartą, aš kažkur prieš pusę metų, daugiau nei pusę metų, 7-8 mėnesius tą patį patyriau, tai teko lėkti Kauną. Ir nes buvo biškį arčiau man. Ir Kaune turėjau tokią biškį sunkią irgi situaciją pačioj pradžioj. Būtent atvykus į skubią pagalbą. Ir iš esmės čia jau 5 minutės kalbu, o noriu iš esmės tai papasakoti tik tai apie biškelį, tai biškį jums parodyti ir iš arčiau taip parodyti, kaip iš tikrųjų ta mūsų medicinos sistema ir tos ligoninės. Ir va tas pats priėmimo procesas pagal protokolą jis yra ant tiek kažkaip neištobulintas ir yra tikrai kur tobulėti va tai sistemai. Ir aš čia tikrai nedarau to video, kad kažką papeikti, kažką apkaltinti. Ar ne, grinai tiesiog dalinsiu savo patirtim, kaip man vat nutiko. Tai va žodžiu, nenorėdamas tokio pat scenarijaus, kaip kad tada važiuodamas į Kauną turėjau, jau tada skubiai pagalbai, aš prieš jau skausmuose, peritonitas yra beprotiškai skausminga tokia va komplikacija. Ten va, tam visam skysti man pilve užeina va ta bakterija ir jinai tiesiog beprotiškai skauda, visą tą pilvą raižo, spaudžia, negali net pajudėti, biškį pasijudini, pasikrutini, atrodo šaukiu pastoviai tiesiog. Ir šiaip pamatęs tą skystį tiesiog negaliu patikėti, ką vėl dabar į tą įsipeklinau čia. Bet žodžiu, iškart skambinu ten tėvam, sakau, tėdė, viskas, važiuojame į Vilnių. Net nėra klausimų, ta prasme, lekiame į Vilnių. Nes Šiauliuose net iš vis neaptarnauja tokių pacientų. Tai iškart po tėčio skambučio aš skambinu savo seseliai, kurios turi privatų numerį, turi ir jos messengerį, tikėdamasis, kad jai pasakęs tą situaciją, kad viskas, dabar aš atvažiuoju iš Šiaulių ir sakau, gal jūs galit kažkaip pranešti priimamai kažkur, kad manęs kaip per biškį lauktų, kad būtų paruošti skysčiai man, tie pasidarytą dializę, dėl ko man čia taip svarbu ir dėl ko taip reikia skubiai. Tai tą skystį vieną, aš kaip sakiau, reikia man čia 5 kartus per dieną keisti. Tai jisai tas vienas skystis gali maks būti 4-5 valandas kūne. Tas dieninis, kurį pakeičiu, naktinis gali būti ilgiau, bet esmė tokia, kad aš prieš grinai kelionę į Vilnių skambinu seseliai, pamatęs tą drumzliną skystį, skambinu, gal galite tiesiog būti pasiruošę tiesiog. Arba praneškit priimamajam, kad aš atvažiuoju ir nebūtų tokio, kad man čia reikia žiauriai kažkur laukti, kažko baisiai, kad tiesiog galėčiau išsipilti tą skystį, nes kai yra peritonitas, kuo dažniau keiti tą skystį, tuo mažiau skauda. Tai tiesiog biškį norėdamas apsisaugot, biškį taip į priekį, pranešiau, sakau, galva čia viskas bus tvarkoj. Nu ir viskas, tada palieku jau viską devuliu į rankas, nes aš jau ten vos be pajudėti galiu. Atvažiuoja tėvai, mane susirenka, aš ten iškritęs mašinai važiuoju visą kelią, pririjęs nuskausminamų. Nu ir ką, atvažiuojame Vilnių ir prasideda mūsų ta tokia istorija. Atvažiuojam, aš kaip ir visai tokiu dar geroj nuotaikui, skauda, viskas tvarkoja. Mane ten priima, o čia sveiki. Žodžiu, aš čia, sakau, skambinau, čia turėtų žinoti, sakau, mane, žinai, kad aš čia atvažiuoju. Jos čia skambinas tą nefrologinį skyrių, sako, mums čia nieks nieko nepranešė. Supratau, bet aš, kadangi man kaip ten jau viskas nebelabai svarbu, nes man vis skauda tiesiog labai, aš tiesiog guliu ir jau viskas, jau paleidęs viską. Tai matuoja spaudimą, ten virš 211 buvo, tada temperatūra aukšta ir aš skausmuosi. Ir man jau reikia darytis dializę, nes aš esu ką tik iš po kelionės iš Šiaulių į Vilnių. Tai pakankamai ilgai jau reikia važiuoti,
apie 3 valandas. 2,5, 3 valandas, 3 valandas nuo to laiko, kai dariau dializę. Nu tai va, aš sakau, man čia kaip ir reiktų dializę daryti, nu ir jos ten jau pradėjo tą istoriją, kad, žodžiu, dabar mes čia nieko tau negalim padaryti, čia dabar mes turim viską patikrinti, padaryti, žodžiu, savo tos procesus ir žiūriu, čia užsiveta istorija, va, tokia panaši. Tai pirma, žodžiu, pamatė tokį spaudimą, net iš tikrųjų net nuo spaudimą nieką nepasiūlė, bet čia jau nesvarbu, mano širdelė pripratus, tai tiek tuo. Tada mes pralaukiam, kol mumis ten užregistruoja, tada nuveža jau į tą stebėjimo palatą, kažkokią stebėjimo palatą, ten mane atvež ir, žodžiu, pagulda, žodžiu, ir vadaba prasidės, vadaba tikrinimas. Kas čia su tavimi yra? Aš visiems iš eilės kartuoju, man yra peritonitas, man yra aukšta temperatūra, mano dializatas skystis yra drumzlinas ir man peritonitas yra 100%. Sakau, čia net nėra klausimo ir yra faktas. Ir, žodžiu, gerai, čia, okei, supratom, tuoj čia ateis daktaras, tuoj pasikalbėjo su tavim, seselės mane ten palieka, aš ten raitaus, ateina daktaras, čia skubios pagalbos skyrius toks yra, dar čia nieko specifiškai, sakykime, jokiais skyrius nenukreiptas esu, tiesiog esu universalioj skubioj pagalbai, su visais ten rankų lūžiais, taip toliau. Ir, žodžiu, ateina tas daktaras, nu tai va čia, tai kas čia tau buvo, tai kas čia tau skauda, tai va nieko, taip stengiuos būti labai konkretus, stengiuos va taip per daug čia kažkokių skausmų nevaidinti, tiesiog labai konkrečiai pasakyti, kas man yra, kad kuo greičiau gaučiau tą pagalbą, kurios man reikia. Tai va, sakau, man yra peritonitas, man skauda pilvą, dializatas drumblinas ir sakau, man tik tai svarbiausia dar yra, sakau, kuo greičiau pasidaryti dializę. Išsipiltą skystį maurina. Nu, nes ten jis visas užkrėstas yra, aš kuo greičiau išpilsiu, to man pasidarys biškelį, bent jau geriau. Tai va. Ir nu tas daktaras, nu tai supratom, mes čia turim pažiūrėti, patikrinti, tada čia jisai man atidaro tą maikę, čia padaužo per tą pilvą, aš ten šauk, tai čia viskas aišku, jam čia, žodžiu, viskas aišku ir jisai iškart išein, nu, saka kažką gėri, čia kažkokių vaistų, sakau, jo, išgeriau nalgesiną, sakau, biški nuo skausmą, va, prieš išvažiuojant, biški pagerėjo, bet dabar jau viskas. Vėl man skauda. Tai jis sako, tai gal tau kažką biški iš sunkiosios artilerijos, žinai, ką čia, su tokiais nalgesinai, žinai, čia, ką tu čia, žinai, gal kažką stipresnio, tai buvo, žinai, Nu ir gal biški palaukim su ta kavalerija, nes aš žinau, kad ten kokios tos kavalerijas čia jūsų yra su tai švirkštais. Ir aš kažkaip da biški buvau, žinai, nu sakau, palaukim biški, galvoju, gal išsipilsiu greitą skystį čia, taip nereik savęs taip kankinti, malšinti su tais svaistais. Nu ir jis sako, gerai, čia mes turim čia mėginį paimti, čia pasėlį, čia iš ten paimti, čia tą padaryti tyrimą, padarytą. Nu aš jo, sakau, su visko sutinku, nes aš tikiuosi, kai čia man sako, kad tuoj imsim pasėlio tyrimą iš to dializato, iš to skysčio, iš to nešvaraus to skysčio, kurį turėčiau tuo išpilti. Bet pasirodys ne tą turėjo visai omeny. Jisai savo žodžiu turi savo protokolą, kaip jisai elgias su žmonėm, kurie ką tik ateina. Ir kai pasako, kad neskauda pilvelį, tai jisai pagal tą protokolą, kai žmogus sako skauda pilvelį, jisai turi kažkokį protokolą, per kurį jis turi pereiti, kad patikrint, žodžiu, kas žmogų yra. Nes šiaip žmogaus nėra čia. Čia va ne žmogus yra, va. Čia ne akis, čia ne burna, ne žodžiai. Čia nieko nereiškia. Yra protokolas užrašytas. Bet tik tai paėmė, ką žmogus sako, ką skauda. Jeigu skauda tą, tai žodžiu einam pagal protokolą. Tai žodžiu, prasidėjo protokolas. Visų pirma, atėję kažkokią lašinę pastatė. Neaišku, kokią iš viso. Sakau, ką iš čia statot? Tai čia kažkokie elektrolitai. Kažką. Man, žodžiu, pilns kūnas skysčių, aš nesišlapinu. Man reiktų tučto jau išsileisti iš savęs skystį, kad šviežus naujas skystis vėl darytų savo procesus, vėl iš mane valytų pabiški. Tai ne, jie vietoj to, kad man leistų išsipilti, jie mane lašinę pastatė kateterį, kažkokią lašinę. Net nepasakė ko, aš turėjau pats klausinėti, ką jūs čia dabar darot. Tai, žodžiu, pastatė ten kažkokius elektrolitų, man atstatyti balansą sportininkui.
atstatyti balansą. Tada atein, suleidži, į tą patį kateterį, bum, suleidži irgi ampolę, sakau, kas čia? Tai čia sako antibiotikai. Nu, aš įdomi, tai pirmą kartą, nes man, gal jums irgi naujiena, iš tikrųjų, nes man tai ne naujiena, kad šita komplikacija peritonitas niekada nebūna gydomas va taip intraveniškai į veną. Ne į kūną reikia gydyti šitą dalyką. Man yra bakterija ir visas va tas va blogybė visa yra va mano tam pilve, toj pilvaplėviai, tarp žarnų, tarp organų, visoje toj ertmėj. Ten yra problema ir ten reikia antibiotiką leisti. Ne į kūną, bet į pilvaplėvį į vidų, ten, kur yra visas tas dializatas. Jis dializatas užsiteršęs yra. Sakau, pirmą kartą girdžiu, kad vat, peritonitą gydytumėt intraveniškai, va taip tiesiai į veną. Jis toks užstrekstas. Tas daktariuks, tai aš sakau, jis ten, wow. Tai sako, mes čia tokiais vos ne barbarizmais neužsiemam ten į maišus, kažką pilstyt, jokių ten tų antibiotikų. Saka, mes čia tokių nesąmonių nedarom, saka, kai būsi skyriui, galės čia tave taip gydyti, žinai. Vos ne tokią energiją pasiuntė, kad čia tie nefrologai, čia tas kažką čia pilsta į kažkokius skysčius, kažką jie ten iš vis va tokie va yra. Ir tipo šiandien nusimano ir tai čia va man į veną įleis ir man čia pagerės nuo to, nors iš esmės jokia iš esmės jis man čia gydymą nesutikė. Poveikį. Tikslinga. Tai žodžiu, aš čia žiūriu, kad visai smagu daros. Aš tom seselėm jau ten pradedu po biškį panikuoti. Nes vis man neleidžia išsipilti iš savęs to skysčio. Man tas yra svarbiausia, aš tą tik tai varau, nes žinau, kad geresnės šiuo metu pagalbos negu man pasidaryti dializę šiuo metu nėra. Nebent nuo skausmo vaistai ir išsipilti skystį ir užsipilti naują. Tai žodžiu, ateina ten vieną, kitą seselę, aš ten jau pradedu aimanuot konkrečiai. Man jau daro žiauri blogai. Aš jau ten šaukiu ir kadangi esu viens palatui, tai per stiklą kiti matos, bet žiūriu, tai vaikšto visi ir visiškai niekam neįdomu yra, kas čia dabar žmogus už stiklą to kažkaip palatui šaukia, jam ten skauda labai kažką, bet visi net nesižvalga pažiūrėti, kas ten yra. Aš buvau, žinokit, apakęs. Atrodo, žinokit, atrodo ne žmonės buvo. Kažkas taip tiesiog vaikšta ir visiškai nekreip dėmesį į žmogus šauksmą, riksmą, kad jam šiuo metu dabar reikalinga pagalba yra. Ir žodžiu, aš jau ten biškį dadedu net vaidybinių tos energijos biškį vaidybinės į tą riksmą biškį decibelų dadedu, kad kažkaip biškį dar atkreipto dėmesį. Tada pagaliau įsiverži kokias 4 seselės, kokias 5-4 seselės, to daktarų kažkur nebėra. Įsiverži 4 seselės, sako, tai kas čia tau yra, kas čia tau yra, tai čia tau ką čia skauda. Ir aš iškart ne ką man skauda, sakau, jūs man gali duoti pasidaryti dializę, nes jau yra 5 valandą, kada aš nepasidaręs dializę su peritonitu. Ir čia yra man pavojinga, sakau, čia visas tas tuoj skystis vyks po to rezorpcija. Kaip jisai sutraukinėja iš kūną visus brudus. Tai jo, kai baigęs galiojimą laiks, jis pradeda viską atgal atidavinėti kūną. Į man, sakau, prasidės rezorpcija, suprantat, kas čia vyksta iš viso. Jos tokia viena jauna, tokia už visus šnek. Nu taip, mes suprantam, jo, aš tikrai suprantu, bet žinokit, mes nieko negalime padaryti. Mes turime padaryti dabar tyrimų, žodžiu. Ir žodžiu, turim išsiaiškinti, atmesti visus variantus ir tik tada jumis, kai paguldysi skyrių, čia te galės padaryti tą dializę. Aš toks, wow, tiesiog tokiam biškį šokė. Ir iš tikrųjų čia biškį užbėgau įvykiam už akių prieš visas po tų lašalinių, po tų mano jau riksmų, tokių pagarsintų. Mane dar buvo, suprantate, čia mes tada pradėsim tavo tuos tyrimukus. Adėsiu buteliukus su tais inuosi, žinai, kišti, nuo tų visų virusų tikrint. Sakau, kokia proga čia? Sakau, man pilvas skauda čia, sakau, kokia čia tas proga? Mes turime atmesti virusinę galimybę. Sakau, tik nekiškit ten giliai kažkur ten konkrečiai, nes, sakau, čia kosmosas yra ir taip be reikalo čia darot. Taip, aš suprantu, žodžiu, pakiša ten ką reikia, pakaišė. Tada
tada grįžti atein kitą. Sako, dabar tau bus daroma kompiuterinė tomografija. Aš toks, wow, nes prieš geras 2 savaitės aš buvau vėlgi Vilniuje, dariau tyrimus ir man darė kompiuterinę tomografiją. Ir ta kompiuterinė tomografija, jinai ilgam užsiskaito, tu ją čia gali pusmečio ir metam turėti tokį kaip tyrimą, kas su tam čia buvo. Ir ne, jie to, sakau, man buvo daryta ką tik. Nu, tai mes čia dabar turim naujai įsitikinti, kadangi yra įtariamas peritonitas, tai mes turime įsitikinti, pažiūrėti, ar nėra kažkas tau kito. Nes su kompiuterinė tomografija ten žarnas pažiūri, kad kažkas ten neužstrigę būtų, žodžiu, aš nemeluoju dėl to peritonitą, nors jie man dar neleidžia įsipilti skystį. Kai skystis parodytų iš karto vieną faktą, bam, peritonitas, yra drumzlinas skystis ir nieko kito net nėra, ką čia spėlioti. Plius, kai aš jiems sakau, tas yra ta. Žodžiu, tiek to, aš priimu tą informaciją, nes nu aš jau nebegaliu ten irgi kažko skerečiuotis, kažko prieštarauti, nes dar labiau apsunkinsiu savo tą situaciją, žodžiu, ir įstata mane į tą vežimuką, atsisėdu vežimuką, nuvarai tą kompiuterinę tomografiją ir įsivaizduokit, kas žinot, kas tai per procedūrą, tai prisiminkime dar, kad plus man yra 211 spaudimas, kad aukšta temperatūra ir peritonitas ir vis neleidžiama išsipilti skysčio. Tai kompiuterinė tomografija daroma į veną įstatomas kateteris, tu atsiguli ant tokio lovė ir ten jis prileidžia į venas jodo, to tokio kontrasto. Ir ten važinėjai tokiai ir sukas aplinkui tavi toks magnetas ir tavi ten vara spinduliuotė konkreti. Man ten spinduliukai akyse tik tai matos, aš atsigulęs, atsipalaidavęs, nusimovęs kelnes, tiesiog mane čia švitin. Nu ir galvoju, nu va čia tai tikiuosi, va reikėjo šito viso, žinai. Tai va, padaro tą procedūrą, mane grąžin vėl į tą stebėjimo palatą. Vežant su rateliais mane ten, aš taip, tėvelius pamatau, sakau, nu čia tai geri cirkai vyk, žinok, mamai žinutę rašau irgi, sakau, jie man dar neduoda dializės pasidaryti. Mama irgi, kadangi jinai su savo sūnum susipažinus yra su šitą visą situaciją, maniškė, jinai žino, ant kiek yra rimtas tas dalykas, kad nu man ta dializė nedaroma. Biški ten jau plaukus raunas, jau biški žiūro ašaruoja akyse. Žiūri, čia šakės yra. Nu, bet niekas, sakau, mama, judam į priekį. Mane grąžina tą palatą ir tada aš jau ten darau tos šauksmus, išlentos 4 tos seselės. Ir sako, mes tau ką dabar galim padaryti, tai skausminam, biški duot, kad tu, biški apsiramintum, žinai, tas skausmelis tau pamažės ir tau pagerės, gal, žinai. Aš toks nuliūdė žiūriu, niekaip negaliu praeit pro sistemos tos blokadas. Niekaip manęs neužfiksuoja, kad aš žmogus gyvas esu, kuris supranta, kas su manim yra. Ir aš jiem noriu padėti, man padėti, bet niekaip tos pagalbos negaliu jiems suteikti, nes jie jos neim. Tiesiog neim mano to žodžio, neim to, netik manim. Ir jiem yra protokols, va tas protokols, kas užrašyta, jų toj knygutį, ką reikia daryti su pacientu, yra žymiai svarbiau negu žmogus, tas ką šnek, ką jisai kalba. Aišku, gal yra, gal čia jie apsisauga nuo visai tokių, žinai, kur tiesiog belia ką šneka ir ten, bet aš nemanau, kad žmonės ateidami į ligoninę, prašydami pagalbą, šnek belia ką. Manau, vis tiek bando į temą kažką, sakykim, apie save pasakyti, kas jam blogai. Nu ir nesmė. Aš sutinku, sakau, davai, leiskit tos vaistus, nes aš nebeiškenčiu. Man jau nalgesins pasibaigė seniausiai, tas jo poveikis, ir aš jau nebeiškenčiu vėl. Plius tas visas stresas, plius tas manęs neklausims ir visas tą išmuš tokio, gal, eik tu savo kosmosas, leiskit tos vaistus, aš čia pakimarinsiu dabar toj palatoj. Ir jūs įsivaizduojat. Man atneš tiesiog va tokią storumą ir va tokią ilgumą ampolę. Oho, galvoju, kas čia. Ir seselė sako, nu aš čia tau suleisiu, bet sako, nu žinau, gal biški, galvelę apsisuk biški, žinai, taip ramiai. Aš kadangi tų vaistų jau esu gavęs iš anksčiau, žinau, kad čia ketaminus visokius leidži ten taip toliau, kad tik pakeisti pavadinimai ten yra. Ir čia narkotikus konkrečius vara.
Ir aš supratau, kad čia jau kažkas tokia bus, sakau, ką žinau, tiek to, aš tik neduosi, kad paracetamolio dabar neįsit padės, ką ten. Man tik pradėd leisti ampolę, biški tiek suleida. Tiesiai smegeniukus, žinokit, tokį šūvį šovė, aš iš karto, wow! Iškart supratau, kad kažkokį rimtą kavaleriją man ištraukė, Ir čia jau kaip daktariukstas buvo pasakęs pradžiai. Ir greičiausiai aš, kadangi ten labai toks garsus pasidariau, pradėjau šiaip šūkų ten ant tų seselių, sakau, jūs visai kosmoso čia darot. Man turbūt tokį darovę, tokį dar biškį gal dozę didesnė, kad biškį apsiraminčiau, kad tiesiog nusiraminčiau biškį, taip nebekelčiau bangų per daug. Tai sakau, gali biškį lėčiau leisti, nežinok, per greit atein poveikis, per greit man čia atein poveikis, žinok, sėdžiu per greit. Gerai, aš čia po biškį leisiu. Jinai pastovi čia prie manęs taip ramiai, kaip, seselė, grina seselė. Taip leidž po biškį tą visą reikalą į mane. Ir aš žiūriu, man viskas pradeda gerėti. Aš tiesiog pradedu atsigauti. Mano vidus pradeda tiesiog trykšti džiaugsmu, ramybė. Esu tiesiog rūpestyje toksai, pasirūpintas, guliu, šiltai apklotas, man nieko nebetrūksta. Visiškai guliu ir esu pasakų karalystėj. Ir galvoju, wow, bent jau taifa pabūsiu biškį šį vakarą taifa, žinai. Pasikeitė akimirksniu mano mintis. Ta prasme, jos liko, aš matau viskas, kas vyksta, jaučiu, kas vyksta. Bet man nebesvarbu. Man nebesvarbu tas, kad man reikia tą skystį išsipilti. Man jau jokinga daros, kad čia reikia. Man jau tą. Ir žodžiu, hebrytė, čia yra morfino poveikis. Ir aš visada, man buvo toks įdomu, žinai. Aš jau antrą kartą gyvenime esu šitą patyręs, esu vienas iki namie greitoji yra suleidus. Ir šį kartą. Be šį kartą buvo, man atrodo, nebloga tokia dozikė, kur grinai pilna pajutau poveikį. Ir būdavo įdomu visada, kai filmus žiūri, karinius kokius filmus. Čia morfina, čia suleis man morfina. Tipo, žinai, kokia nupjauta koja, ar ten nusprogus koja su granata. Ir pribėga karo medicinos ten, žinai, personalas ir leidž morfiną. Ir kad, tipo, viskas, kaip ir be koja, žinai, jam čia viskas žarnokai išdribė vos ne. Ir jam kaip ir normaliai, dar visai čia toks funkcionuot gali, per daug neverki, per daug nešauki. Tai grinai supratau, čia tai yra vaistukai, čia yra, žodžiu, kosmosas. Aš čia, aišku, sarkastiškai bandau pateikti visą situaciją, bet tuo metu buvo taip savotiškai. Tikri drugsai. Ir ką? Mane pagaliau, žodžiu, čia jau vien kokią 6 valandą be dializės. Mane pagaliau jau priskiri tą skyrių, žodžiu, į stacionarą guldyti. Nes įsiaiškint pagaliau, kad, turbūt čia bus tas peritonitas. Bet dar skysčia to nepaėmė mėginę. Ir ką? Varom jau skyrių ir nauja žinia, nauja naujiena, kad nėra skyrių vietų. Čia iš tikrųjų negaliu pykti, nieko negaliu pasakyti, bloga nieko, yra per daug pacientų, jie užėmė tas palatas, žodžiu, ir nebuvo man vietos. Tai mama vėl už galvos tokia susiemus, mata, kad aš išsitaškęs, autė esu, ten šypsu, žinai, jis guli, žinok, mama, sakau, kaip gerai čia dabar mane pajungė, kaip čia suleido, wow, žinai, ir man net nesakė pirmą, ką morfiną, man mama po to pati pasakė, ką man suleido, nes jinai paklausė. Sako, čia morfiną jam svarim. Ir aš tiesiog išsitaškęs guliu, mane su lova jau vež, nes ten paiti, ten be šansų, mane su lova vež, mama už rankos laiką, žinai, aš toks pusiau šypsu, žinai, mama jau ten ašarą ried. Ir man, žodžiu, atvežu į kažkokį iš viso vidaus ligų infekcinį kažkokį ten skyrių, kur ten tipo vieną vietelę man rado 4-vietėj palatoj, kur mama ten girdis kažkokie griausmai, šūksniai, žinai, ten būn ligonį, tokį cirko, ten kažkas šau, kažkas kosiai, žinai. Ir
Surišta tokia išraiška, man žinokit, išsiliet kartais va taip reikia. Ir jau mane ruošęs įvežinėti tą palatą, kur, nu ir visi tie riksmai ir iš ten rein. Ir ten toj palatą mama pamata, tiesiog pirmą jinai tą vaizdą pamata, aš dar nemačiau, kas ten yra. Pirmą mama vaizdą pamata, ne, sako, jūs jį palikit koridoriui, ne, gal kitur įvežkim, sako, palikim čia geriau laukia, kažką kitaip, nes čia, nu, negalim ten į vidų. Nu, mes čia nieko negalim padaryti, mes čia kaip nieko negalim padaryti, bum. Man nesvarbu, aš tiesiog guliu. Ir po to jau, kai man įvežė vis dėlto į tą palatą, žiūriu, ką prie manęs ten, prie pat šalia, imta tokia maža palatytė, 4 žmonėm, ir prie manęs guli toks įvairioks toks, su tokiu pilvūzu, nevertinu netysiu nieką, tiesiog tai buvo. Apie tą žmogų, čia jo gyvenims, tiesiog taip atrodė, aš čia nesišaipau. Didžiulis toks pils, jisai išdribęs su pampersais, visas nuogs, toks visas išsižergęs guli, viską kosiai, spjaudos kažką, visų pampersais yra visas nuogs, sakau. Ir man prisiminkim, kad reikalinga tokia pakankamai sterili aplinka, kad tą dializę pasidaryti, čia turi užtikrinti, turi langus užsidaryti, turi dezinfekuoti rankas, pirštinytas užsidėti, kaukę geriausiu atveju. Viską taip, nu, pakankamai mediciniškai steriliai daryti. O čia gezius visas išdribęs, kosiai man vos ne į mano pusę, žinai, ir ten, nu, tragedija, vaizdelis, wow, žinai, ir aš jau šypsaus, aš jau žiūriu, nu, tai, nu, devulė, girdai, tu čia man paruošęs, tiesiog esi tokių siurprizų, kad aš tiesiog nespėju gaudyti, man tiesiog yra taip žavu viskas, kas čia su manim vyks, kad tiesiog aš nespėju ir nei dekuoti, nei gaudyti, nei nebesuprantu, kas čia darosi, iš visai galvo, čia gal į mirtį jau einu, jau kad pas tokius atvežė, nes ten irgi ten seniau guli. Nu ir ta yra, aš taip mama atein, man už rankos paim, sakau, mama, o tai turtingi žmonės, kur belia kiek ten pinigų turi, irgi va, jeigu jiems su sveikata turi problemų, irgi, žinai, čia va, tipo, jos veža va, taip belia kur, va, taip varūpė, sako, mes čia negalim kažką, sumokėti kažką, ar kažką kažkur, tipo, jau va taip va kalbu, nes pats suprantu, kad čia nebelabai situacija yra reali. Sakykime, su mano problema ten gulėtoj palatoj. Tai labai ačiū Dievui viskam, kad, nu, tipo, per pusvalanduką kažkur išsisprendė kažkokią situaciją, kad ten tam pačiam skyriui biškį už kampų užvažiavus, atsirado vietelė, dvi vietį palatoj, vien žmogus ir kita laisva lova. Tai va ten va, jau mano buvo guolis ir lizdelis tai nakčiai. Ir vėlgi prisiminkim, kad čia viskas vyks, dar kol kas man nieks neleidžia įsipilti dializės to skysčio. Nes dar mes esam skyriui, kur visų pirma nefrologinis, dar jos nesigaudo iš viskas man yra. Ir mes vis turim parašyti, vis turim visiems sakyti, va to dalyko svarbą, ir vis prašyti klausti. Ir kad per daug jau nebetemti, esmė visą baigęs istoriją tom, kad aš išvažiuoju iš Šiaulių, sakykim, taip va reziumė, išvažiuoju iš Šiaulių apie 4:30, 4, taip va 4:30 kažkur, ir dializę pagaliau atlieku 12 valandą nakties. Tai dabar aš čia nebepriskaičiuoju dabar, kiek čia tų valandų yra staigiai, bet esmė labai ekstremaliai, čia buvo mano rekordas pamuštas, kiek esu nesidaręs dializės va su dieniniu skysčiu. Asmeninis rekordas, tokią dieną, kai man tai buvo pati svarbiausia diena tą pasidaryti, anksti ir reguliariai. Ir visa tai vyka gydymo įstaigoje, kur realiai ir būtų, nu, turėtų būti galimybė tai pasidaryti kuo anksčiau, kad kuo greičiau tau būtų ta pagalba suteikta. Tai va, aš neįsivaizduoju, pavyzdžiui, čia mano tokia bėdelė, gal jinai nesuper tokia yra sudėtinga, čia aš va nenumiriau. Ir nebūčiau gal ir numiręs, tiesiog būčiau žiauriai dar išsikankinęs labiau, jeigu būtų dar čia mes pratempę. Nakties, ar būčiau ten ištvyrę, nu būčiau labai skausmuose, baisiuose tiesiog. Be žodžių, baigiau dializę daryti 12 valandą. Su seselėm, kurios nemokėtų procesą netgi daryti, dėt kamštuką,
persuks rėgius ten, žiūriu, net neprisukta, po to yra iki galo. Dangtelis, toks gaubtelis, dezinfekavimų uždėtas ant tų žarnų, kad apsaugot, net nei tema uždėtas neteisingai. Ir, žodžiu, bandau jas pataisyti, ant manęs ten šauka, tu čia konfliktą ieškai, žinai. Ir, žodžiu. Va tokia reziumė. Noriu pasidalinti tokį iš savęs, tokį išleistą patirtį, tokį biškį ir jum duoti supratimą, vat, kaip vyks procesai sveikatos įstaigoj, kad ir čia esmė yra, sakau, vėl ne kažkokį priekaištą sukelti, ar ten apkaltinti kokią seselę, kad čia informacija nesuvaikščio, ar dar kažką, bet esmė čia ir yra, su mūsų šituo pasauliu turbūt pagrindinė ir žinutė ir būtų kava. Kartais atsiduriam vietose, anksčiau gal taip nebuvo. Kartais atsiduriam tokiuose vietose, kur parašyti protokolai, parašytos taisyklės ir va tie žodžiai ant lapo ar kompiuterio ekrane yra daug svaresnė negu žmogus pats. Negu aš pats, kuris tas gyvas atėjau, kuriam ir reikalinga visa ta procedūra, aš nesu ant tiek svarbus ir mano informacija netiek svarbi yra, mano paaiškinimai netiek svarbus, kiek ten yra jų tam protokole universiteto surašyti tie papunkčiui 1, 2, 3, tą darom ir tada, kai jau darom tą, tada padarom tą. O čia mes galėjom praskipinti visą tą reikalą, jeigu būtų manim patikėję. Mes galėjom praskipinti visą šitą vargą, skausmą ir aš būčiau pasidaręs dializę visiškai savo laiku, atsidūręs į savo nefrologinį skyrių laiku ir būtų prasidėjus tas gydymas, kas ir dabar yra prasidėjęs. Man yra gydomas tas peritonitas, yra leidžiami antibiotikai, dabar jau įmaišusi mano tos dializatus, nei jokias venas ir yra daromas dializės reguliariai tam, kad visą tą šitą sutvarkyti. Tai va, norėjau tokį trumpą pasidalinimą, bet jis gavo žiauriai netrumps. Tai nežinau, ar kažkas čia bežiūrės iki galo, ar kažkam čia įdomu iš viso yra, bet tai pagalvojau, nėra čia ką veikti per daug. O šiaip norėjau kažkaip visada kažką pafilmuoti, kažką pasidalinti, kažkokį ryšį su žmonėm turėti. Ir galvoju, bent jau tai, dabar turiu tai tiesiog, esu apie tai, žinai. Nei aš čia kažką rodau, kažkokį verslą dabar čia jum. Nei aš čia rodau kažkokius smagius dalykus. Tiesiog grinai pasakoju apie tai, kas su manim vyksta. Ir gal čia net neįdomu. Bet vis tiek, manau, įkelsiu. Bus bent jau pačiam toks atsiminimas, jeigu išlaikysiu. Tai va, būkite sveiki, visada pasiruoškite blogiausiai, tikėdamėsi geriausio. Taip, manau, būsim visada tokie tvirti, užtikrinti ir viskam pasirengę. Čia irgi man pamokėlė būtent ateitį apie tą patį. Visada turėti su savim savo inventorių, pasiruošti blogiausiam, žinant, kad ne visada kiti žmonės ar sistema bus pasiruošus tau padėti taip, kaip tu tikies. Ir viskas. Tokia ta žinutė. Būkite sveiki dar kartą. Gražios vasaros. Labai graži vasara. Tikiuosi nebus sausros didelės. Ir galbūt susimatysime kitą kartą.